faina, kad valstybė pakviečia, reiškia situacija apie mūsų bendrą grėsmė yra analizuojama, ieškomų sprendimų, gal tradicinių, netradicinių. Mane tai labai džiugina, kartais man pavyksta sukurti netradicinių sprendimų, kurie suveikia, arba tradicinių, kurie nesuveikia, bet dialogas reikalingas, nes visiems mums apvarti žmonių, kuriems po 90 metų, čia bus pirmą kartą. Nežiūrint į tai, kad mes palikoniai žmonių, kurie išgyvena per pirmą pasaulinį, per antrą pasaulinį, bet mums visiems, mes neturim patirties, mes nežinom, kaip bus, mes galim tik prognozuoti gal. Jaučiamės mes visi panašiai, mes jaučiam nerimą, mes tikimės, kad nieko nebus, bet žinom, kad bus, dėl to ir atėjom, bet mes bijom savo prisipažintame, čia, man atrodo, pagrindinė mūsų problema. Labai daug bendražygių, sakyčiau, kad daug žmonių, kurie, mes visi skirtingi, bet mes turim vieną pagrindą, mūsų požiūris į pasaulį, į problemų sprendimą yra bendras. Nors mes visi turim skirtingų nuomonę apie tai, kaip tai reikia daryti. Bet aš manau, kad viską pabandysim, kažkas tikrai suveiks. Visiems rūpi Lietuva. Kiekvienas dėl savų priežasčių, bet rūpi. Aišku, kai prasidės problema mūsų didžiulė, galbūt greičiausiai mes visi pasikeisim. Mes visi suprantam, kad kitaip nebus. Kiekviena patirtis Lietuvos buvo tokia, kad reikia rezistentų ir mes šiaip potencialūs rezistentai.